Kad ateinantys metai pagal rytiečių kalendorių yra baltojo triušio metai, itin jaučia prekybininkai. Norėdami nustebinti savo artimuosius, žmonės iš gyvūnėlių parduotuvių šluote šluoja dekoratyvinius triušius. Šioje gyvūnėlių parduotuvėje Klaipėdoje liko vos keli triušiukai. Parduotuvės konsultantė sako, kad šie gyvūnėliai šiuo metu labai graibstomi. Dekoratyvinių triušiukų prieš šias šventes parduodama net 3 kartus daugiau nei įprastai. Išaugo pardavimai, nes kadangi ateinantis metai yra triušio metai, nesvarbu, kad baltojo, bet perka visokius spalvyčių triušiukus, renkasi palei gyvūno meilumą. Teigiama, kad dekoratyvinių triušiukų kainos prieš šventes nešoktelėjo. Jie kainuoja nuo 60 iki maždaug 80 litų. Dekoratyvinis triušis tai specialiai išveista triušių veislė skirta laikyti namuose. Nors gali atrodyti, kad triušiai paprasti, didelės priežiūros nereikalaujantys gyvūnėliai, specialistai patarė prieš dovanojant gyvas dovanas labai gerai apsvarstyti ir pasitarti su būsimu dovanos šeimininku. Vis tiek yra gyvūnas ir jam yra reikalinga priežiūra. Reikalingas yra narvas, aišku, maistas ir meilė. Iš tikrųjų reikėtų gerai pagalvoti, nes tai yra gyvas daiktas ir žmogui, būtent kuriam jisai yra dovanojamas, turi labai pasiklausti, ar jisai nori tokios dovanos. 2011 pagal rytų kalendorių triušio metai. Šį gyvūną kinai laiko teigiamu, mylinčių šeimą ir atkakliai siekiančių tikslo. Klaidinga manyti, kad tai bailūs gyvūnai. Kinijos astrologai įsitikinę, kad jei jau ilgaausis užsibrėžė kokį nors tikslą, jis nieko neišsigąs ir būtinai jį pasieks.